Šiandien galvojau padaryti savo vlogiuką. Ryte iš viso nenorėjau net keltis. Nieko daryti. Į pirmą treniruotę vos atsikėliau. Ir žinot, kas atsitiko? Po infekcijos priaugę svorio, mėnesį su pusė, negalėjau sportuoti arba ateidavau į treniruotę pamušti iki pirmo prakaituko mažo. O čia vien ateinant iki treniruotės jau prakaitas muša. Gavau šiandien progą, visiškai atsitiktinai. Aš šokinėjau su šokdynė antroji treniruotė ir norėjau, kad treneriukas jį nors gražų žodį pasakytų ar kažką. Aš jam sakau, ar įmanoma man būti čempionu, ar įmanoma. Ir šokinėjau ir jis taip, jisai užsivoja. Nu davai, nuėjo iki treneriukų kitų 7 ir sako, kažką pašnekėjo ir sako, ar tu nori šiandien kovoti? Aš jam sakau, gerai, be problemų, nes aš galvoju, kad psichologiškai čia mane tikrina ar viskas. Nusifotkinau ir sako, viskas, tu šiandien kovoji. Sako, no worry, easy fight. Ir pažiūrėsim dabar, va, kaip čia koks easy fightas ir kaip čia kas bus. Žiauriai nerimauju, 7-3, atliekęs jau nuo 7, be 5-7, kas man nepriimtina nevėluot, visada stengiuosi nevėluot, bet kartais vėluoju. Ir galiu dabar parodyti, ką susidėjau į tašę, nes šiandien tokia įdomesnė diena. Mano kovos profesionalios Muay Thai krepšiukas siaučia. Kapą susidėjau į bananų maišelį, tada vandens susidėjau, tailandietiškų rankų bintų, oi, krenta viskas iš to jauduliuko. Keitėmi kepurytę savo, šortus persirengt, aloe gelį, buvau kamoliuko apšilimukų ir tik vienas bintas. Ir ką čia dar, kvepalų pasimiau ir nuo skausmo tepaliuką. Kaip ir viskas, nu ir dar va tikriniai šortai. Nu va dabar su kažkuria iš tų mašinų lieksim. You good? Sustojom šiek tiek kūro įsipilti. Iš cisternos, taip, prie 7-Eleven tekas. Niekas čia nestabdo. Nemeluos jaudinas jau reikėtas mačiau stipriam pasirinėjo. Iš šito stadionuko įsivinėjo džiauriai. Va, pasvilčiau biškį. Ką aš studėjau? Pirmas kartas. Va, kovotojų stalai, įsivaizduokit, čia ištepa kremais, tuo Muay Thai tepalų. Nesuprantu, kaip čia kas vyksta, bet viską suprasiu neužilgo. Įdomi patirtis. Pasimečiau nuo treneriukų, nežinau, aš iš viso, ar aš čia esu, kur reikia, visi iš kitų klubų čia. Atliekia, bet įdomu. Gal atėjo. Tiek neapsikrovęs, kur bičiukai va apšilinėja visi fighteriai, ar ne visi, bet va, rūko jisai savo čia, tiesiai į veidą pučia. Nu va, įsiaiškino mano prieš paskutinę kovą, pagal svorį čia, reguliuoja. Iš tikrųjų, aš esu vienoj prasčiausių formų, kovosiu už sunkias svorius, kas yra visiškai man nebūdinga. Net nežinau, koks mano priešininkas. Tikiuosi viskas bus gerai. Stengsiuosi atiduoti visą savo širdį, pažiūrėkit, kiek mūsų komandos. Taip, tik sužinau savo priešininką, Šambalas iš Maroko. Team Rimkenzo. Įdomu, kaip čia kas. Jau vienas iš mūsų apšilinėja.
mano priešininkas toks didelis. Čia mano treneriuka. Vienas iš trenerių. Antra ranka pintuojama.
Right.
Jaučiašina. Jaučiašina. Ladies and gentlemen, Love you! Realiai kitam gyvenime.